Labas rytas. Turim daug sniego prisnigusio. O reiktų savo prisemsiu. Einam pusryčiaut. Šiandien, kiek suprantu, intervaliukų dieną. Dar nenusprendėm, ką darysim, bet bus matyti. Turim košės. Skanios košės. Reikia įsidėti. Dar turim batoną. Tai va. Tai ką, reikia dabar nuo klasikinių slidžių nusimti kelionį parafiną ir užsidėti gruntą ir tepalą. Tai eisime pasidaryti. Arba Laimės padarys. Ir tada darysime šiandien klasikinius intervalus. Tai dabar jau pasimsiu kamerą, tai sutiksim intervalus. Šiandien diena tokia. Daug šviežio sniego. Esam prieš ilgą didelį kalną. Ir blembos lysto atgal. O, brač. Tepalas nelaiko. Ne, šiaip laiko, čia šviežias sniegas laiko dabar. Nu ką, pirmas intervalas. Testavom varžybinės slides. Tai slysti šiek tiek geriau. Ką? Turiu belekę ką pasakyti. Esam grįžę ir iš parduotuvės, ir po treniruotės. Ir eisime to įpietaut. Nežinau, kamera visiškai grybauja. Išsinešė atrodo į lauką. Tai bent buvau pasikrovęs pilnai batareiką. Ir tiesiog atrodo įsineši, pafilmuoji. O paskui jau, kai norėjau tarp kiekvieno intervalą filmuoti, bet nepavyko, nes gyvybė ženklų kamera nerodė. Tada grįžau namo, įdėjau kraut, žiūriu, tipo raudoną rodo, tai galvau visiškai išsikrovus. Tai va dabar vis dėlto veikia, įsidėjau veikia, tai nežinau. Antroji treniruotė ramiai pavažinėsim, tai šiaip iš treniruotės, ką galiu pasakyti, kad padariau 4 intervalus, tai buvo tikrai sunku. Ir šiaip, jo, intervalai tikrai nebuvo lengvi. Dar labai daug šviežio sniego padavė. Tai pas mus va, už lango. Belė kiek sniego yra. Tai tiesiog ant šviežio sniego klasika važiuoti. Sniegas tiesiog limpa prie tepalo ir neišeina nei atsispirti, nei paslysti. Tai tragedija buvo šiandien. Vis tiek padarėm 4. Tai nežinau. Žiūrėsim, kas toliau bus. Tai ką, esam štai tokioje vietoje. Čia tuneliukas po mumis. Ten toliau leidžiamės. Naujoj trasoj. Kol kamera nesušalo, filmuoju. Kiek pavyks, kiek nufilmuosiu. Eimantėlis. Toks va kalnas, faina nusileist, bet paskui, kai reikia pakilti, tai, nu, aišku, ne tokia pati, bet reikia panašų. Va. Tenais, toli, tai kiek matot, dar tiek pat. Tai va, baigiam treniruotę, štai turim patranką, pučia sniegą. Biški toks sningantis oras, bet gerai pavažiavom valandą. 9 km, ramiai 100 km pulsų. Nu, biški daugiau, va turim austėją. Dabar interviu iš austėjos. Ką gero? Nieko. Nieko gero. Tai va, važiuojam. Turim mišką.
Tai ką, baigiam treniruotę? Turim žmonių, baigiam treniruotę. Nežinau ar matysit. Matos. Bėgam karočią tų likinių popierių. Aš pats sutakiu. Turim? Varva popierių. Ko nori? Ką? Ko nori? Tvarka popieriams ir viskas. 5 eurų. Neduosiu 5 eurų. Valkų durno. Sau, davai papūrą. Tai ką, daromės vakarienę. Virsime makaronus, šiek tiek iš Juozo paėmėm, pusę reikia. Čia turim šiek tiek, bet čia per mažai makaronų, reikia daugiau, nes ten daug faršo. Va, Eimantas ledus valgo, o aš gaminu. Ateinu į kambarį, žiūriu, obuoliai, kaip aš ant lovos. Galvoju, nu visai jau. Papap! Kamera nuvyta. Всё, Kur jisai? Pastavo. Kas buvo? Kvietimas, kad šitas jaunas žmogus Išprievartavo mažą mergaitę. Jo, tai gavom Švietimą? iškvietimą. Daniel, prašau, aš žinau, kad tu advokatas, padėk man. Dabar bijo. Dabar jau ir viskas. Dabar jau viskas. Bombo kleo. Tavo yra taburetka, nežaibaš. Всё, sutvarkėm, galim išėti. Tai va gautas iškvietimas. Tai jeigu ką, tai skambinkit pareigūnui Ignui Rakšteliui. Ignui Rakšteliui? Taip, Tai Iškvietimas ateisim. Pavojingas, atvažiavom netgi 3 ekipažai, nes jį vieną įveikti yra sunku, jis kaip bulis. Jis tiesiog nutempė visus. Vienas tiesiog sėdėjo ir žiūrėjo, o mes kovojam. Pasiaiškink savo kamerą. Daug išlyti. Eik, co. Aš šikų tūlikė ramiai ir mane bombarduot pradėjo. Blemba. Iš niekur nieko. Žiūriu su žirklėm jau bandyt nori mane. Tokie ir pareigūnai.